Labadiena visiems mūsų YouTube su Žalgirių kanalo žiūrovom. Šiandien mūsų Respublikos apšviestos stalo svečias, tai jau turbūt gerai mūsų žiūrovom pažįstamas Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius. Kadangi tikrai sesija eina į pabaigą ir va dabar besibaigiant pavasario sesijai, paprastai jau žinom, kad tokia tradicija, kada valdantiesiai baigia, ne tai, kad ten ruošiasi atostogom, bet tiesiog stumia tokius visokius įdomius įstatymų projektus. Tai galbūt pirmiausia, kas užkliuvo dabar gerbiamas Artūrai, besibaigiant sesijai, ten yra. Ir galbūt užsiminėte apie pensininkus, va dabar, kad kiek pensininkų uždirbo ten investavę į šitus fondus, visus, kurių su skandalais eina. Tai dabar va, pensininkam, kiek žinau, vėl čia žadama kišenės šiek tiek pakratyti, kadangi ten turbūt turtingiausiai gyvenantis mūsų valstybės žmonės. Tai kas ten daros, gerbiamas Artūrai, su šiukšlėm, tam mokesčiais, kad jie tik pas mus? Jo, tai čia dabar naujas dar irgi Simono Gentvilo išdaiga nauja, kuri mums paplonins pinigines. Tai yra noras atstovauti verslą, kuris, realiai dėl savo poreikių, tai importuotojai, pavyzdžiui, padangų importuotojai, ar kažkokiu, tarkim, televizorių, elektronikos importuotojai, ar ne, jie turi savo atlieką susitvarkyti, kiek importavai, arba, pavyzdžiui, koks gamintojas, kokia šampano ten gamykla išleidžia į rinką čia Lietuvoje butelius, tai jie turi susitvarkyti. Vieni samdo įmonės, šitą, kad tą ten padarytų, yra elektronikos atliekų asociacija, ar ne, kurie vis tiek turi deklaruoti, kiek pateko į Lietuvą ir kad toks kiekis bus sąlygos. Tai buvo įsteigtos prie RACU, regiono atliekų centrų, tokios stambagabaritinės aikštelės. Ten žmonės suveždavo padangas, ten priema, tai yra patogu tiems susirinkti, jie toliau turi susitvarkyti jas ar ten perdirbti, ar kažkur tai eksportuoti. Šitie importuotojai, pavyzdžiui, padangų, nes Lietuvoje negamina padangų, ar ne, niekas. Tai štai, tai susitvarkyti. Tai dabar tų aikštelių kaštus visus, kiek jos ten kainuoja išlaikymas, perkelia mums vartotojams į sąskaitas. Į sąskaitas tiesiog. Bus perkelta mums į sąskaitas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė aplinkos komiteto pirmininkė. Aš nežinau, kam čia prireikė didinti mokesčius ir rašyti tai, kad tai teršėjas moka. Už ką? Už tai, kad jisai, pristato atliekas į stambagabaritinę aikštelę, kurią turėtų išlaikyti importuotojai ir gamintojai. Juk tos aikštelės ir buvo skirtos būtent pakuotėms, kurias importuotojai arba gamintojai paleidžia į rinką, jos kažkur tai turi būti surenkamos, jie perka paslaugas, jeigu patys to dalyko negali padaryti iš paslaugų teikėjų, kurie už juos atlieka šią paslaugą, po to ten keliauja padangos perdirbimui ar dar kažkur tai, tačiau dabar visą tą naštą perkelti nuo verslo į paprasčiausius buitinius atliekų turėtojus, tiesiog yra nesąžininga, kodėl taip elgiamasi, šiandieną tikrai negaliu pasakyti, galbūt čia iniciatoriai, pats ponas Simonas Gentvilas, kaip šio projekto iniciatorius ateis ir pristatys į šią tribūną, kodėl jis taip elgiasi, kodėl našta yra perkeliama buitiniams atliekų turėtojams, užuot tai privertus atsakingiau savo atliekas tvarkyti importuotojus ir gamintojus. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, nieko nėra pažengta dėl atliekų tvarkymo, nes atliekų sudeginimas, atliekų deginimo jėgainėse nėra atliekų tvarkymas. Ir nėra jokios motyvacijos buitiniams atliekų turėtojams kažkaip tai prisidėti prie atliekų didesnio rūšiavimo, arba bent jau prie, kiek jie gali prisidėti apart savo entuziazmo, prie to nėra jokios normalios
finansinės paskatos jiems atlikti tą pirminį rūšiavimą, kad gautų jie apčiuopiamą iš to naudą. Yra kažkokia lygiava. Vienose savivaldybėse tai numatyta kažkoks tai solidarumo mokestis, vienose savivaldybėse tai skaičiuojama pagal gyventojų skaičių, kitose tai skaičiuojama pagal plotą, juk plotasgi neteršia arba atsakingai tvarkantis atliekas gyventojai taip pat jie sugeba, jau turbūt šiandieną visi puikiai suprantame tą daromą žalą, jeigu atliekos patenka į aplinką, tiesiog jas atsakingai tvarko, bet jokios negauna iš to naudos finansinės, tą naudą visą susižeria kas? Susižeria atliekų degintojai, kurie ten siekia savo tikslų su savo vartų mokesčiais, susikėlė iki sąvartynų vartų mokesčio, kai nebelieka jokio prioriteto. Antra vertus, tai yra paslaugas teikiančios įmonės, tos, kurios stengiasi kuo daugiau pasididinti savo pajamas iš teikiamos paslaugos, o savivaldybė, kaip paprastai, ne gyventojų pusėje, o būtent atliekas surenkančių tų įmonių pusėje, nes konkursus savivaldybėse laimi jie ir greičiausia laimi tie, kurie turi didesnį ryšį su administracija ir su miesto valdžia. Tai aš vis dėlto pasisakau prieš papildomą apmokestinimą ir galbūt išgirsime, kodėl taip elgėsi šio projekto iniciatoriai, kai jie dalyvaus diskusijoje. Ačiū labai. Prie atliekų tvarkymo savivaldybė pasiskaičiuos, kiek kainuoja tų aikštelių samagabaričių išlaikymas. Tai koks motyvas, tai ką aiškina Gentvilas. Aišku, jisai neigia, kad čia daro sakykime, kažkokią locką šitiems verslui. Jisai sako, štai atveža po remonto gipso atliekas kažkokias tai skardinės nuo dažų, ten reikia jas sutvarkyti. Tai gerai, tai stambagabaritiniai to aikšteliai, tegul žmonės, kurie atveža, tegul ir susimoka. Tu atvežiai tenai, pridėjai konteinerį, tai tu susimokėk už savo tas skardinės nuo dažų. Bet jeigu tai bus vežama, sakykime, tų, kurie dirba su verslo liudijimuose, nes tam gabarinės aikšteles, bus vežamos atliekos visokios nuo jų statybos darbų, toliau žaliosios atliekos, ar ne, kurios nuo genėjimo medelių, nuo žolę nusipjovė, jeigu žmogui nėra kur dėti, jisai nekompostuoja, irgi reikia vežti tenai. Tai dabar babytė, kuris sėdi daugiabutį, ar ne, ten 40 kvadratinių bute ar dar mažesniai neturi nei pievutės, neturi nei sodo, žaliųjų atliekų pas ją nesusidaro, remonto biesa žino, kada jie ten remontavo vaikai, ten ar anūkai tą butą, irgi nieko nėra, tai kiekvieną mėnesį prie savo kainos už šiukšles išrašomos sąskaitos turės mokėti tą lygiavos mokestį, tą solidarumo mokestį, kuris reikalingas išlaikyti stambagabaritiniams aikštelėms. Tai štai kokią naštą atneša kadencijai pasibaigiant, pataikaujant verslui, o kadangi šiukšlių verslas, kaip žinia, yra liberalų rankose, visi racai ir visi šitie atliekų ten tvarkymo centrai, girdėjote skandalus jau ne kartą turbūt, kaip šitą patenka atliekos neapskaitytos į sąvartynus. Bylos buvo užvestos čia ir Vilniaus atliekų tvarkymo regiono. Būtent tai yra liberalų sustatyti žmonės, tai dabar nori dar... Bet kokiu atveju spėsiu, kad niekas iš jų nenukentėjo. Susitvarkė teismuose, tai žinom, mes įtaka kokia buvo ir prokuratūroje visokie tenai įdomiom ten pavardėjom prokurorai, kurie ten dirbo ranka rankon su liberalais ir jų verslo atstovais, kurios atstovauja liberalai savo politinėje veikloj. Bet kad sąvartynai čia darosi, tokia tvarka, tai yra negerai. Sakė savo motyvus. Dabar įsivaizduokime eilinę babytę, sėdinčią, gyvenančią ramiai savo daugiabutyje ir staiga atsiranda kažkoks lygiavos mokestis papildomas už žaliasias atliekas, už statybinės atliekas. Kaip jaustis, minimalias pajamas gaunančiam žmogui, greičiausiai gyvenančiam iš pensijos, kad jam dar prie tos šiukšlinės, kuri išveža tas šiukšlės ten kas kartą, reikės dar mokėti už tas veiklas, kurias atlieka asmenys, kurie turi pievutę,
kurie, na, sakykime, genėjimo kažkokias žaliasias atliekas veža į stambagabaritinės aikšteles, remontuojasi butus, o galbūt dirba pagal verslo liudijimą ir tas visas atliekas gabena savo nemokamai į stambiagabaritinę aikštelę, už kurią apsimoka visi lygiavos principų. Tai galbūt paprasčiau būtų, kad teršėjas moka, tai tas statybininkas atsivežė savo tuos senus dažus ar likusius nuo buto remonto, tiesiog susimokėtų pagal faktą, arba atvežę žaliasias atliekas susimokėtų pagal faktą, to į stambiagabaritinę aikštelę ir tada nereikėtų padalinti visiems po lygiai. Nes lygiava tikrai neskatina nei rūšiuoti, nei taupyti, nei kažkaip tai elgtis su atliekomis. Na, geriausias pavyzdys, čia mes su kolegomis kalbėjom, kam teko, Japonijoje keliauti, tai visi žinome, kaip yra tvarkomos atliekos. Tai galbūt kas nors galėtų išvažiuoti į komandiruotę, Seimas visus pamatytų. Šiukšliadėžių nerasite. Kiekvienas savo tam mažam butelį 18 kvadratinių metrų paprastai vidutiniam gražiai moka susitvarkyti su visom ir biodegraduojančiom ir su visom kitom ten atliekom. Taip gyvena visuomenė atsakinga, brandi, tai siūlau nepritarti šiam ieškoti kitų būdų. Gerai, bet iš viso to, ką jūs, gerbiamas Artūrai, apibendrindamas šitą sesijos pabaigą išsakėt, tai kyla, laikas jau mūsų baigėsi. Toks vienas gal net filosofinis klausimas. Visi to Lietuvoje, sakykime, laukia, nesulaukia šitos valdžios kadencijos pabaigos. Visi norisi tvarkos, bet tai atsiras koks nors čia Heraklis naujas atėjęs į valdžią, kuris visas šitas mitologijos paimtų, išplautų šitas arklides. Tiek, kiek jie visko pridarėte. Na, žinot, aš manau, kad tai yra tų arklydžių išmėžimas po konservatorių paprastai trunka 8 metų. Tai bent statistika. Jie 8 metų neprileidžiami prie valdžios, nes ten reikia kuopti tas arklydės. Na, bet žmonės užauga, nauja karta, žinot, ir vėl ateina, o ši ypač nekompetitinga konservatorių valdžia, kuri dabar, kuria tą komandą su koalicijos partneriais surinkusi Šimonytė, ir čia aš matau didelę problemą, kad bet kokią kainą buvo bandoma gauti konservatoriams valdžią ir tada surinkta tokia komanda, kuriai leidžiama bet kas. Ir tas man apgailėtina tik tais tai, kad pusę metų dar toks, kaip matote, plėšikavimas, nesiskaitant, nesėkmingas čia Lietuvai labai ir aš manau brangiai kainuosantis. Tai yra gaila, taip, tų žmonių gaila valstybės turto, valstybės žemės, nes aš manau, kad čia galėtų prezidentas irgi įsikišti į tą procesą. Čia pakeis porą ministrų galbūt, kaip teigiama, žemės ūkio, sveikatos, bet tai reikia ir kitas sritis, ypač aplinkos sritis. Žiūrėkite, kas su miškais, aš manau, dar bus progos ten pakalbėti, nes stumiami įstatymai dėl miškų, stumiami dėl soduose namelių, tų mažinama galimybė grįžtama prie sovietinių standartų, kad gali statytis iki 50 kvadratinių metrų. Sovietmečio 45 buvo, ne? Kvadratiniai metrai namelis. Taip, 45, dabar prie 50, žinai, vietoje 80. Tai, žinai, žmonės turėjo susiradę nišas, bet tokie dalykai yra ir jau įsigalios, vieni įsigalios, kai tik rinkimų ten lapkričio mėnesį, kiti dalykai įsigalios galbūt šiek tiek ten vėliau, pavyzdžiui, dėl miškų, ten didžiuliai plotai leidžiami kirsti miškų bus atiduodami iškirtimui. Tai normos. Tai, žinot, čia, žinokit, ne viskas eina per Seimą dėl tų sodo namelių, tai yra ir statybos normos, STR, statybos normos keičiamos tyliai patyliukais. Gerai, kadangi mūsų laikas jau baigėsi, tai tikrai noriu padėkoti gerbiamam Artūrui už tokį išsamų visą informaciją, kurią gauna mūsų kanalo žiūrovai, kuriuos jūs niekad nematysit nei per LRT, nei kažkokių tai komentarų iš specialistų, kompetitingų žmonių. Tai va, dėkui, kad ateina prie mūsų apšvito stalo žmonės, kurie nesibijo ir kalba tai, kas vyksta Lietuvoje. Viso gero, iki sekančių susitikimų, mūsų laikas jau pasibaigė.